Taigi, sveiki visi, sveiki atvykę į dar vieną Vaitelių kelionę. Šiandien atvykome į Maroką. Dabar nusileidom su lėktuvu, atsištampavom savo pasus. Pirmą reikia pinigų išsikeisti į marokietiškus dirhamus. Dar SIM kortelę pasiimti, pažiūrėsim ar pavyks. Old card? Old card? Yeah. You can keep it here. If they ask for the password, you can write this or this. Okay. If they ask for the PIN password, Yeah. you can write this. If they ask for the code password, you can write this. Okay, great. Thank you. Have a good day. Welcome to Maroc. Apie Tanger miestą. Tanger miestas yra trečias didžiausias miestas visam Marokė, gyvena 1 milijonas gyventojų. Ta prasme, miestas nėra labai didelis, bet labai apgyvendintas stipriai. Nu, Aistė irgi gali pasisveikinti su žiūrovais. Labas iš Maroko. Tai susitvarkėm reikalus, pasikeitėm pinigėlių, SIM kortelę pasiėmėm. 30 gigabaitų, sako, eina savo, čia gyvenime neišnaudosiu tiek per 4 dienas. Tai dabar varysim ieškoti, kaip nusigauti iki miesto. زي مصر والله الدول العربية كلها عارفين ذاتها من ايجيبت الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من Atkeliavom į viešbutį, atkeliavom į Mamora Bay viešbutį. Važiavom pusę valandos, tai tas vairuotojas, kuris mus vežė, mes ne su juo tarėmės kainą, mes kainą tarėmės su kitu žmogum ir mes nežinom, ar jis tą informaciją perdavė vairuotojui. Tai žodžiu baigęs to, kad vairuotojas tipo ant galo sako, ne 10 eurų, 15 eurų, nes jumis toliau reikia vežti. Ne, sako, mes susitarėm po 10 eurų. Tai žodžiu vis tiek nesumokėjom tų 5 eurų, tai už 10 eurų, bet jau buvo toks piktas vairuotojas. Viešbutis kaip viešbutis, va, duris pagrindinės tokios nušliaužtos. Lapai, valgymui gal, nežinau, ar valgymui, ar kam čia. Veidrodis, televizorius, lova, tualetas, paprastas tualetas ir dušas, o. Tai tualeto net šiukšlinė nebuvo išnešta, tai kas mus džiugina, tai vaizdas pro langą. Va, koks į patį senamiestį, mes esam pačiam senamiestį. Ten matos jūra, jo. Va čia 20 dirhamų, 200 dirhamų. Kursas yra toks, kad visą laiką reikia nulį nuimti ir gauni eurus. Labai lengva skaičiuoti. Dabar išsikrausim daiktus ir kur eisim? Į miestą. Čia va taip užsirakinom. Mūsų viešbutis va tokiuose skersgatviuose. Aišku, ir vagių daug yra ant kiekvieno kampo. Ta irgi reikia pasakyti, nereikia slėpti. O ne? Reikia labai saugoti. Sėdi, va, neturi ką veikti visą dieną. Stebi, kokie durneliai čia praeina. Ieškom dabar parduotuvikės, kur nusipirkti vandens. Sakėm, pasiemam vandens biškį. 4 dienom. Kaip Kaip lėliuką laikai rankai. Kainų nieko nerašo, nu. Paspėliuosi. Ką tu, kačiuk? Ligų prisirinksi. Ligų, mes atėjom ligų prisirinkti. Ką sakai? Apkurtau. Čia iš visų pusę, ne? Iš visų pusių labai daug. Pažiūrėkit, koks gražus vakaras dabar, kai saulė leidžiasi ir nuo mošė plytelės atsispindi. Va, atėjom į marokietišką restoraną. Atnešė dabar prieš mūsų maistą tokias alyvuogės, žodžiu, užkandžiai va, su duona, ne? Užsisakėm tradicinį patiekalą, čia pečiai kepa. Mano yra vištiena su daržovėm ir alyvuogėm ir citrina. Mėtos arbatos. Ką čia užsisakė? Šviežiai spaustų apelsinų.
Jo, tai sumokėjom 20 eurų, nepilnai 20 eurų, normaliai, tikrai nebrangiai čia. Labai smirda, pakampiais labai smirda. Nelyja ir Nelyja. nenuplauna. Ir žinai, dėl ko? Dėl katės pasisiuo irgi ant kiekvieno kampo. Katės irgi prisisiavusios, prikakavusios Ant kampus. kiekvieno kampo. Nu. Paskutinis ėjims palei senamiesčio gatveles. Daug parduotuvių, daug labdarynų, tokių padėlkų labai daug pardavinėja visokių. Kilimų parduotuvės, labai kilimai populiarūs čia. Na va, grįžom į viešbutį, pirma diena užbaigta ir susimatysime rytoj. Labas rytelis iš Tanger miesto. Mumis šiandien pažadino Mošė, kuri yra prie pat mūsų lango. Žodžiu, 5 ryto iš šito garsiakalbio čia, kur yra, pradėjo maldas leisti. Pačiu garsiakalbiu leido maldas 2 kartus, bet garsas tai žiaurus, miegoti neįmanoma man buvo. Aistė irgi pusiau miegojo, tai nežinau, kaip eitų priprasti realiai čia gyvenant. Dabar eisim valgyti pusryčius, pusryčiai po 7:30, tai pažiūrėsim, kaip atrodo. Žodžiu, ką duoda, tą turi valgyti. Čia biškė alyvuogių, kažkai ir marmaledas kažkoks, omletas, 2 bandelės ir bulkos, va. Ir standartiškai, žodžiu, visiems tą patį duoda. Ir sulčių, va. Nu ir dar arbatos atneš. Jeigu negali kažko valgyti, tai tiesiog nevalgyti. Normaliai. Čia va arbatos atnešė. Tokius va šotukus. Marokiečiai geria tik tai mėtų arbatą, bet arbata yra pati labai saldi. Katės miaukia labai. Žodžiu, čia va sėdim prie stalo ir žiūrim į Tangerio miesto panoramą. Skanaus. Skanaus. Na va, išėjom iš viešbučio, privalgę pilnai. Paprašėm dar kad atnešt. Jo, tai dabar grožimės mašinom, grožimės vaizdais, katėm. Šiandien Tangerio diena, pamatyti Tangerį. Ko neina pertikti iš tikrųjų per video, tai yra kvapas, nes ant kiekvieno kampo, kur eini, vis skirtingi kvapai. Bet nemalonus kvapai, visi kampai nusisiuoti. Atėjom į Grand Sočio, čia pats centras, žodžiu, čia susijungia visos gatvės. Čia turėjo būti fontanas, bet žiūrim, kad tas fontanas biškė apleistas, ane? Vandens nėra. Tai kačių susitikimo vieta. Tokios be jėgų atrodo. Bet mes čia atėjom ne kačių pasižiūrėti, mes atėjom fontano pasižiūrėti. Gal prileidžia per šventes. Benamių kačių susirinkimo vieta. Šunis prieina prie tavęs, pasisveikina. Žiūrėk, užčipotas, ausis užčipota. Tai gal jis priklauso kažkam? Miesto šuo čia yra. O ką tu čia darai? Ką? O ką darai? Smari, ką tu žinai? Pažiūrėkit, mėly draugai, kiek čia kačių. Ką šaika? Ne, čia ir šakės, čia ir tiek ligų. Jos serga, visos katės serga, va tai kojai kažkas atsitikė. Nu va, ponas ir ponai, pasigrožėkit Tanger miesto panoramą iš viršaus. Va kaip atrodo. Čia be to yra seni kapai, kažkada iš senų laikų buvę. Čia buvo palaidoti žmonės, tai nežinau, dabar tiesiog skylės tokios. Čia dabar katės va guli, ėda. Čia va tokia uoliena. O čia vaizdas va toks, super. Aistė rado super vietą pasidaryti nuotraukai ant pačio krašto į baltus namus. Aistė specialiai net kartoną pasidėjo, kad užpakaliui būtų minkščiau. Kačiukai vėl miegavo. Kaip patogiai. Dabar atėjom į dar vieną panoraminį punktą. Čia visas uostas matosi. Kaip manai, nusileisim į apačią dabar? Na, jeigu toliau eisi. Kiek kačių matei šiandien? Apie
apie 200. Atskaičiavai, ne? Ir konteineriai, ir prie konteinerių, ir ant konteinerių. Čia vat vaikštom su Aiste, sakom, kaip norėčiau granato kažkokio. Sako, tai nusiskink. Nu, va, kabo vienas. Ant viso medžio vienas granatas žemyn. Toks nelabai prinuokęs atrodo. Na va, išėję iš muziejaus gali matyti istorinę vietą Tangerio miestą. Čia yra pagrindiniai vartai į senamiestį. Ten apačioj eina graži panorama, jeigu tenai eitum žemyn, va, su vaizdu į uostą ir į miesto kampą. Ir gali eiti dar į tą pusę, čia į miesto apačios, bet ten išlendi į kitą visai pusę miesto. Pabandysim eiti ir į tą pusę pažiūrėsim. Galbūt surasim geriausią kelią. Suga jamaili marra barudayin suga jamaili marra suga jamaili yejinena. Trumpas pitstopas, sakė, obuolį nori suvalgyti. Sakei, buvom pasiklydę, ne? Pačius kampus nuėjom, kur net išėjimo nebuvo. Eini ir atsiduri kaip labirinte. Nu, ir laukia tave žmogeliukai. Laukia tave žmogeliukai iš tavo nugaros. Atrodo, kad turistų laukia, va taip sėdi ir taip žiūri, kiekvieną žmogų taip nužiūri. Mes ateinam, jau jie atsikelia, jau kažką pasakyti, kažkur kažką. Pagrindinės gatvės dar normaliai, bet jeigu iš šungatvius kokius nulendi, tai pastoviai neaišku žmonės yra. Sėdam dabar į autobusą, įžymusis hop on, hop off autobusas. Yra maršrutas, pravažiuoji maršrutą ir po to gali išlipti, kur tu nori. Jeigu išlipi, turi valandą laiko, nes po valandos atvažiuoja kitas autobusas ir gali lipti kitą autobusą. Atvykom į ypatingą vietą, kur susikerta dvi jūros, tiksliau vandenynas ir jūra. Parodysim toj neužilgų. Dabar einam į apžvalgos aikštelę. Na va, atėjom iki pagrindinio švyturio. Atlanto vandenynas iš tos pusės. Iš tos pusės ateina Viduržemio jūra. Ir čia gali matyti tokias tamsias spalvas. Tai čia yra srovės, o tokios, kuris jungias. Žodžiu, čia įėjom į teritoriją, po 5 eurų sumokėjom. Taip, tai kainuotų 2,50. Bet 2,50 yra, jeigu esi marokietis, jeigu gyveni Marokė. Turistam dviguba kaina. Kodėl vietiniai turi žymiai pigiau mokėti? Iš kažkur pinigėlius turi surinkti. Parašyta 25 dirhamai, sako 50. O kaip suprasti? Ne, sako, čia turistam 50. Sako, ar jūs marokietis esate? Sakau, ne. Pasižiūrėkit, koks vaizdas. Gražu žiūrint Aistės kuprinę, kiek prikrauta yra. Visiems gyvenimo atėjams pasiruošti. Nu, padaryk dar prispaudimą. Va kokios uolos. Eina savo. Kaip įspūdingai atrodo. Čia Maros vanduo nudažė šitą spalvą, gal druskos. Aš neįsivaizduoju, kaip gali tokią spalvą nudažyti. Eina savo. Įspūdingai atrodo. Čia toj pusė irgi. Iškilom į kalną vėl atgal. Dabar eisim autobuso gaudyti. Toliau važiuoti. Dabar su autobusu atvažiavom į kitą vietą. Čia į tokias uolienas lysim. Tiesiog po uolienas pasivaikščiosim. Bėk vat kaip tas žmogus. Varyk bilietus nusipirkti. Autobusai važiuoja kas valandą, tai reikės pabandyti per valandą apsisukti, nes jeigu neapsisuks, reikės dar valandą laukti. Nu, Aiste, atėjom į urvus. Ne į urvus. Nu, kaip ne urvas, žiūrėk, koks urvas. Ar tu čia norėjai? Ne. Čia balandžiai kažkokie. Ar kas čia tokie? Čia balandis.
فريتاي أفو كرنا أفريكا. O, atėjom į tikrą urvą. Toks vėsumas jaučiasi, eina savo. Nu, žodžiu, įėjimas po 8 eurus, tai ne pats pigiausias dalykas. Jo, tai aš sakau, už tokią sumą, tai čia, tai va tie 8 eurai realiai kainavo va šitas vaizdas. Nusifotkint prie jo realiai neįmanoma, nes nesufokusuoja veido, kadangi labai šviesų ir tamsus atspalviai yra. Tu sufokusuoji čia, Aistė pajuodoja, arba Aistė sufokusuoji, bet ten pabaltoja. Nu, matai, tos spalvos labai sužaidžia su kaip atrodo viskas. Labai gera, čia nėra to karščio, tada nedūsta. Afrika, nonya genetanga. Nu tai va, urvuose pabuvai, pakvepavai urvų orą. 10 minučių. O dabar galvojam lipti autobusą tą patį ir varyti iki pat Tanger miesto vėl atgal. Autobusas išūžė galvą man. Vien dėl to, kad prie variklio sėdėjom labai garsas didelis. Atėjom į apsipirkimo molą. Į Carrefour Market. Kaip vaisiai gražiai sudėti visi. Kokie melionai dideli. Nu, toks pasirinkimas turi būti vaisių. Šakės. Salotų kiek sukrauto, eina savo. Ir prieskoniai, ir riešutai, visko čia gali surasti. Kvapai irgi geri. Šiaip kainos nedidelės, tikrai nedidelės. Realiai dvigubai pigiau nei pas mus Vokietijai. Visokių bulkų prisipirkom, va. Visokių. Ir krosanų, ir sausainių visokių. O dabar einam į miesto centrą, vėl pasidėsim daiktus ir varysim pavalgyti. Galiu užsisakyti, kad to mašiną nuplautų, va. Sumoki biškį pinigėlių ir nutrina visą. Atsineša kibirą, mazguotę ir nuvaro. Tu ten, kačiukas, darai? Ką tu ten darai? Padaro reikalą ir užkasa. O kur daryti ant kampo? Nu, esi mačiusi, kitur būna pridirbta, tai. Bet vis tiek prabraižu. Dabar einam vakarieniauti. Saulė baigia nusileisti jau po biškį. Antra vakarienė. Limonadus pasiėmėm. Alyvuogių atnešė su padažais. Ir bulkytės su duona. Pradedam kramsnuoti. Žodžiu, čia ir tipiška marokietiška sriuba. Su žirniais ir makaronais. Čia kuskusas su daržovėm ir žirniais. Ir Aistis verdantis tažynį. Su vištiena ir daržovėm, ne? Išėjom iš restorano, savo skrandžius pasipildė. Nu ką galiu sakyti, persivalgėm iš tikrųjų, tai nelabai gerai. Norėjos visko paragauti. Diena Tangeryje yra užbaigta ir susimatysime rytoj. Iki greito. Labas rytelis. Atsibudinom šiandien, išsibudinom, pavalgėm pusryčius. Šiandien buvom pažadinti ko? Mošės klikimais. Žodžiu, maldos prasidėjo šiandien 5 ryte, ten kažkur gal 50 minučių truko. Ir po to, kai varė 5:30 kažkur, pusę valandos gal maldą sakė, nu tai eina savo. Labai blogai miegojom naktį, vakar taip stipriai prisivalgėm. Šiandien nusimato kelionė į
Šefhur. Labai sunkus miestelis ištarti, neina ištarti. Skaitosi Maroko perlas. Visas miestas nudažytas mėlyna spalva. Važiuoti apie 300 km, 2,5-3 valandos vien važiavim į vieną pusę. Per kalnus, Maroko kalnus, nežinau. Pažiūrėsim kokią tą kelionę, ką pamatysim. Bet to tas miestas vadinas Chefchaouen. Ne taip ištariu. Labai sunkiai ištarti, neįsimenu niekaip. Tai va, tai lipam į vidų. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم ثورات في أفريقيا اليوم. Pirmas pistopas, išlipom 5 minutėm, čia paleido vairuotojas susifotografuoti prie marokietiško ežero, bet čia yra kaip ir upė, bet iš upės toks kaip ežeras įteka. Tai va kaip atrodo, įspūdingai. Kaip tau tokie vaizdai? Net neturi žodžio, Aisti. Pamato ir tiesiog patyli, jinai tiesiog patyli. Va, visi fotkina viską, laimingi visi. Čia va mūsų busikas. Vairuotojas visus fotkina iš eilės. معاناة أجيال من هذه المحن تعبنا خلاص من هذه الفتن معاناة أجيال. Antrasis pitstopas, tai dabar sustojam vėl prie to pačio ežerėlio. Tai kitoj vietoje ir čia yra tokia kaip kavinė ir restoranas, gali atsigerti ir gražus balkonas, žodžiu. Čia va balkonėlis, o čia tas ežerėlis. تعبنا خلاص من هذه الفتن لازم نبني. Čia ir vėl žodžiu šunys, katės, o čia mėtos šunys visur. Bando švari būti, bando švari būti. أفريقيا اليوم. Išlipom. Iškart gidas prisistatė. Good? Thank you. My name is Norman and I will be your guide. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past. Into tomorrow's bright and shiny days. While you are here in Chefchaouen, it means you are in my home. So I will treat you some Moroccan cookies, okay? And it will be on me. Moroccan cookie with the dates and the sugar. It's a beautiful cookie with dates inside of it. Thank you. Does everybody have it? Sausainis su datulė viduj. Everything is organic and everything is bio. They can wear traditional clothes and traditional hat with the colors. Žodžiu, sakė, šitas miestą mėlyną jį dažo 10 kartų per metus. Ypatingai apačia čia va, nes labai nuo lietaus ir nuo to oro nusitrina viskas. Tai turi reguliariai perdažyti. Aišku, viskas kainuoja, bet jiem atsiperka, kadangi turistų yra žiauriai daug. Čia dabar mes esam centriniai aikštėj. Pati centrinė aikštė su fontanu. Tai va taip atrodo. Tos gatvelės visos. Labai daug mažų parduotuvikių. Aišku, ir vargšų labai daug yra. And what is the blue? The blue is indigo flower. They found it behind in the rainforests, took it, keep it dry, and then they mix it until it's become a powder. And then they paint their houses. In the Jewish religion, the blue means the heaven, the sky. That means they are living inside the heaven. And the white color, it's limestone. We leave it in the bucket of water. And next day we find the stone melt, we just mix it and we paint our houses. In Islam religion, it's Muhammad, the white means peace. In Chefchaouen, there is no more Jewish. There is only Christian from America, from Canada, from Europe. They came to Chefchaouen, they love it, they buy houses and they open Airbnb and booking. Sakė, namai čia labai pigus, kažkur apie 20 tūkstančių gali nusipirkti normalų gyvenamąjį būstą. Bet aišku, vieta tokia čia gyventi kalnuose, nežinau. No turning back, I'm moving on, no turning back. Up to the moon, there
there is no turning back. Dabar fotosesija vyksta, mes irgi čia va nusifotkinom. Čia sakė pati įspūdingiausia vieta šito. Laiptai į dangų vadinasi. Dabar stovim prie 23 metais išrinktos trečia palei gražumą gatvės visam pasauliu, žodžiu. 23 metais buvo šita gatvė išrinkta trečia palei gražumą. Taip va atrodo ta gatvė. Nu, gatvė kaip gatvė, tai mėlyna tiesiog. Bet čia pastebėjai, kad žymiai ramiau negu pačiam Tanger mieste. Bet nėra tų tokių labai vargšų, tokių baisių žmonių. Mažesnis miestas. We mix it with the water and the limestone, and then we paint our houses. Thank you so much, lady. Thank you. We have argan oil with a flavor. It's called Carioca flower. This is, we use it after shower. I will give you a little bit in your hand, and you rub, and you smell. This is for the ladies, for a woman. So now, lunch time. The one that you want to come with me to the restaurant that I recommend is up there. Nu va, atėjom biškį pavalgyti, kažką lengvo, ne biškį. Sunkiai nevalgyti. Karšta žiauriai dabar. Nu va, atnešė aistį valgyti. Nu, 40 minučių gaminu salotytės. Mums realiai davė 1 valandą pavalgyti ir 1 valandą miestą apžiūrėti. Tai mes jau laukiam dabar beveik valandą, kol atneš maistą. Po to valandą valgysim ir miesto nebelabai spėsim apžiūrėti. Nu va, atnešė man mano kodletą. Reikia pragnypti ir pažiūrėti, kaip jis atrodo. Iš vidaus. Yeah. Pilnas daržovių. Čia ramiai valgau. Kas čia tokia? Iš kur tu čia atsiradai? Atėjo per balkoną savo. Pavalgėm, šiaip ne tai pavalgėm. Suspėjom gana laiku, man atnešė. Tai tas patiekalas, kurį valgiau, kiek valgiau Marokė, tai pats favoritas mano dabar didžiausias. Čia yra pati centrinė aikštė šito miesto. Turim realiai nepilnai valandą laiko. Tai sakėm, dar po mažas gatveles pasivaikščiosim, pažiūrėsim. Vainam per paprastas gatveles tokias, kur biški mažiau žmonių yra. Ta mėlyna spalva, žinai, jeigu sako 10 kartų per metus dažo, ne? Nu tai nusitrina vis tiek, apačia va nusivaro. Dar ką pastebėjau, čia nemažai kačių yra. Jūs mėgsta, jeigu maisto biški turi ar dar kažko. Atėjome miestelio patį galą, čia kur mūsų gidas nebuvo nuvedęs. Kalnas mum yra va prie pat, ožių netgi turim va. Vaikai darbinti pardavinėja magnetukus žmonėm. Mandarinai, apelsinai, va sultis spaudžia šviežiai. Tik dabar labai atsargiai reik vaikščiot, kadangi ką tik palijo ir žiauriai slidu ant plytelių. Ir na va, atėjom iki Krioklio, šiaip ne taip, iki pačio miestelio galo. O ten prausės kažkokie paukščiai įdomus, aš nežinau jų net pavadinimų. Oh, I'm gonna dance to glories that I've made. Lying back, seeing through my time, imagining how life used to be. Nu va, vėl parėjom į centrinę aikštę, tai dabar laukiam gido, kol ateis ir važiuosim su busiuku atgal namo. Bendrą įspūdį susidarėm apie šitą miestą. Aišku, viso miesto neaplankysi, visų gatvių neišvaikščiosi, kadangi ten kaip labirintas. Bendrą įvaizdį susidarėm, tikrai labai gražus miestelis, žiauriai apsimoka aplankyti. And I wish you from the bottom of my heart to come back later, okay? So see you later. Okay. Važiavom dabar kažkur 2 valandas ir jau davažiavom savo Tanger miesto atgal. Vairuotojas pasuko biškį į šoną kitų kelių, kad pamatytume panoraminį vaizdą. Tas mūsų draugelis, vairuotojas visus siūlosi fotografuoti. Arba šita va irgi žiūrėk kaip fotkina. Kokie įbūdžiai.
įgūdžiai. Eik tu savo. Pritupimas. Biški pritupėm, biški pataikom. Dar liko kokį 10 km iki centro miesto ir viskas. Grįžom į Tangerį atgal. Oras geras buvo. Buvo biški šalta, lyjo, bet geriau negu plus 30 karštis, ane, ir prakaituot kaip nuprotėjusiam. Ir susimatysime kitą dieną. Ate. Labas rytas, sveikinomės iš Tanger miesto. Iš tikrųjų turėjom sveikintis ne iš Tanger miesto šiandien. Kelionė buvo suplanuota važiuoti mum į Casablanką šiandien. Turėjom bilietus nusipirkę. Bilietai irgi nemažai kainavo su traukiniu. Būtumėm anksti ryte kėlėsi 5 ryto. Žodžiu gavos taip, kad vakar vakare, kai grįžom namo, tai blogai pasijautėm kažkaip. Man dar nieko, aš dar galvojau, gal kitą dieną važiuoti, bet Aistei buvo blogai. Kitą dieną ryte tiesiog neatsikėlėm iš lovos. Buvo taip negerai. Važiuoti visiškai nesąmonė, nes pirma, jėgų nėra, kojos dreba, gerklės skauda, sloga bėga. Bet kokioj kelioniai gali taip nutikti. Tiesiog taip buvau nusiteikęs keliauti į Casablanką, taip norėjau tą miestą pamatyti, bet yra kaip yra, ta prasme. Esam vis tiek dar Afrikoje, skrydis yra rytoj, eisim pasivaikščioti paplūdimį, ant smėlio pasėdėti, kažką taip lengvai, nes dabar jau beveik pietai yra, kol mes išsibudinom, kol susitvarkėm, pusryčius pavalgėm, tai užtruko irgi nemažai. Gali va ir ponė pakomentuoti savo sveikatą. Ne, kokią sveikatą. Eisim daug arbatų gerti. Einam iš tikrųjų į paplūdimį, nes paplūdimį dar nebuvom. Čia va paplūdimys visas, mėlynas vandenukas. Vakar panoraminį vaizdą iš ten žiūrėjau. Jo, čia gražiai susitvarkė, gražiai padarė. La Boutique, labai daug restoranų čia visokių palei krantinį. Ten gali virtual reality išbandyti. O čia gali matyti, va, šita vieta yra Ispanija. Įdomi, kai pagalvoji, kad tenai tas atstumas ant jo. Bet jeigu va pavažiuotum va čia palei tą krantinę, tenai į patį galą, tenai iš vis atstumas toks tebėra. Gibraltaro sąsiauris vadinas. Jisai jungia Europos ir Afrikos žemyną. Pats trumpiausias taškas tai tik 13 km. Vaikščiojom čia palei paplūdimį. Sakom, ai, nusipirksim, aš blyną su Nutella va pasiėmiau. Aistė grietinėlę su vaisiais, o aš arbatos, kadangi gerklę skauda. Žodžiu, dar nėra buvę taip, kad kelioniai plano neturėčiau. Tai be plano įsivaizduoju. Nuo pietų turėtų pakilti labai stiprus vėjas. Atrodo, kaip gali pakilti, ne? Bet saulė išliks. Saulė išliks vis dar šviesti. Pažiūrėsim vandens šaltumą, kad ir negerai man sergančiam, bet patikrinti tik vandenį. Šaltas. Balsas biški užtilo. Sakys, durnelis, sergant į vandenį eina. Nu bet kaip nepaėjus vandenį. Paplūdimys žiauriai platus, ta prasme. Čia va net galo nesimato, jisai taip užsirečia tenai į galą. Gali va su kupranugariais pajudinėti. Va kupranugariai. Sveiki atvykę į traukinių stotį. Veiksmo čia irgi vyksta. Labai daug keistų žmonių. Neleidžia prie pat traukinių prieiti. Tenai žodžių traukiniai atvažiuoja, bet iškart žmonių neleidžiu. Tik tai kai traukiniai atvaro, tada žmonės pradeda leisti. Su palmėm dekoracijos padarytos traukinių stotį. Čia į balkono lauko terasą. Nieko nėra, jo. Tuščia. Rušiuoja biški šiukšlės, ane? Popierius, plastikas, stiklus. Čia va geriausias viešbutis Maroke. Hilton. Kaip atrodo. Šitoj vietoj gali iškepti atsistojęs. Čia rudas būtum per 5 minutės atsigulęs. Nieko negali sakyti, molas tikrai prabangus. Kainos grinai kaip ir pas mūsų Europoje tokios pačios. Jeigu į firminės parduotuvės nueini, tai identiškos kainos galim sakyti. Bet žmonių nėra per daugiausiai, kaip palyginus šeštadienį. Kas patikėtų, Ikea net yra Maroke. Aistė sakė, nebenori marokietiško maisto. Labai daug atneša ir labai riebų. Riebų, nu bet tau gerai. Tavo virškinimui. Eina marokietišką užvalgyti. Tu galėsi daržovės valgyti.
Atėjom į miesto centrą, vėjas belė koks. Viską nešioja, visus stendus, viską iš eilės. Atėjom į restoraną Dar Haruch. Valgom alyvuogės, geriam marokietišką arbatą. Tai atneša šefo salotas, žiūrėkit. Su vėžiagyviais visokiais. Atnešė pastilę, marokietišką pastilę. O, kaip traška. Skanaus. Su mėsa. Daržovė. Šiaip gerai, oras toks neblogas, tik šiandien labai vėjuota. Linkėjimai, mama. Jo, labai vėjas, nesimaudėm. Sakyk, linkėjimai, mama. Linkėjimai, mama. Čia atėjom į kažkokią šventę marokietišką, čia žodžiu mašinų paroda yra ir dar kažkokios sporto varžybos, kažkas tokio. Leidžia vaikam net laipioti vidų. Va, koks gražus vakaras. Normaliai po kol kas neužpučia vėjas. Čia užvakar vaikštinėjom ant to kalno. Saulė po biškį leidžias ir viskas. Jo kačių tai čia belė kiek. Kur beisi vien katės? O kai paklausė marokiečių, sakom, kodėl tiek daug kačių jūsų mieste? Sako, nes mes mylim kates. Ar tiesiog turėjo omeny, mes nesirūpinam katėm ir jos prisidauginom. Viskas. Maroko kelionė baigta. Reziumuojant, buvo gera kelionė, orai buvo permainingi, marokiečiai linksmi ir įkyrūs, marokietiško maisto atsivalgėm per akis. Sakom viso gero. Ir susimatysim kitame video. Ate. Ate. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny.